Liuks, mano rankose šiandieną yra du produktai. Herbalife kompanijos produktai, tai yra Night Mode ir obuolių avižų skaidulus. Ir apie juos abu šiandieną mes pakalbėsim. Įdomi galbūt bus tema, nežinau. Ir apie kažkurį pakalbėsim plačiau, apie kažkurį, žinoma, natūraliai siauriau. Jo Night Mode aš turiu pasidaręs štai puodelėje, būtent šitą produktą, ką tik tai pasidariau. Dar šiltas. Skonio reikalas, man skanus. Dabar jau kurį vakarą, jau nežinau, kiek mes čia parsisiuntę buvom nusipirkę šitą produktą, mes su nuostabiaja žmona gerim kiekvieną vakarą. Mūsų miegas ir šiaip neblogas buvo. Šis produktas skirtas būtent gerinti miego kokybei, poilsio kokybei. Aš dar trumpai, kiek jau leidžia mano išmanimas ir kompetencija, su jumis pasidalinsiu, ką aš čia geriu, kokią aš čia arbatėlę geriu, ok? Parašykit, kas turit Night Mode užsisakė ir galbūt jau kažkas išbandyt, o reiškia išbandyt ir turit rezultatą. Kitaip tariant, jau gerite šitą puikią vakarinę arbatą jau daugiau negu 7 dienos, nes pirmieji rezultatai turėtų pasijusti per 7 dienas, o geriant, vartojant šitą produktą mėnesį, geriant arbatą vakarais mėnesį laiko, 28 dienas, turėtų pasijusti visi kiti privalumai, benefitai, kaip sakant. Mes dar mėnesio neturime, mes kokią savaitę, gal pusantros, gal šiek tiek daugiau, neatsimenu, bet tikrai galiu pasakyti, kad miegas geras, jis neblogas ir būdavo naktų, kai nemiegi arba sunkiau miegi. Mes paprastai, jūs mane jau žinot, pažįstat, kai kurie klausotės nuolat ir nuolat, aš savo rytą leidžiu turėti kada man. Jisai norisi, koks jis norisi, jo mes neturim jokių samdomų darbų, į kuriuos reiktų bėgti, pardavinėti save ir savo laiką. Jo išskyrus kelios dienos, kai aš pats turiu savo nuo širdžių ir nuo savų planų, tada norisi keltis ir tada viskas irgi gerai. Šiaip miegas niekada nebuvo problema, neturėjau tokių rimtų miego sutrikimų. Jo, pastebėjau, kad nuo Nightworkso, nuo Night Mode, iš apskritai nuo Herbalife produktų, ypatingai jeigu sočią riebią vakarienę pakeiti lengvai su Herbalife produktais, tai miegas visada geresnis. Tačiau yra žmonių, kuriems miegas tikrai rimtai sutrikęs, sunkiai pailsi, atrodo ir miega galbūt daug, bet nepailsi. Tai šitas produktas rekomendacija NR1. Ir kasnis, tai mūsų yra laikas, kai aš atsakinėju į jūsų klausimus, jeigu tokių būna. Jeigu tokių nebūna, aš dar tada pats savęs labai stipriai klausiu, ar tu, Marijau, nori eiti į eterį ir kalbėti, o gal ne. Būna dažnai, kad ir ne. Bet jeigu klausimas yra, tai tada atsižvelgiant į užimtumą, galbūt kartais tikrai nepavyksta, žinoti, aš irgi žmogus, ne robotas, tai klausimą stengiamės atsakyti. Ir štai Jūratė jau antrą savaitę kartoja klausimą ir jau šį kartą netgi pabrėžtinai griežtai sako, kad leiskite pacituoti, gal galėčiau, nežinau, pavyks man čia pacituoti. Norit pacituosiu? Aš noriu pacituoti, nes kartais klausimas būna, pasako daugiau negu kad atsakymas. Ir aš to klausimo nematau. Sveiki visi, čia kasnis. Aš dabar dantis užkalbinėjau, kad raščiau tą klausimą. Jo mes vieną kartą per savaitę, kartais rečiau, susitinkam ir kalbamės apie Herbalife. Tokia kompanija yra apie Herbalife produktus. Jinai gamina tokius produktus sveikai gyvensenai ir mitybai. Ir aš to klausimo nematau. Jūs nori pasakyti, kad jis ištrintas jau? O tai gerulis. Tas postas ištrintas jau? Ar jis nebuvo čia? Jis buvo čia, jis tikrai buvo čia. Visai neseniai mačiau. Dar kartelį persikronam. Į jūsų sveikatą. Ramaus miego. Kadangi aš geriu naktinę miegui skirtą, miego pagerinimui skirtą arbatą, tai jeigu užmigsiu vidury laidos, tai supraskit, kad Herbalife produktai veikia. Labai patikimai. Nėra posto. Gaidžiai tas Facebookas. Jo nerodo man. Pabandysiu atsiminti. Jinai sako, Jūratė, Andriau, būtinai, kai grįši, atvaryk pas mane, mes turim reikalų, aptarsim jo ir būtinai. Tarp kitko, tau jo, tiktų Andrius dirba žmogus įtemptai, kartais būna ilgos dienos ir reikalingas poilsis, nes anksti keltis. Gerai. Žiūrėkit,
Jūratės Zbarauskienės nėra, aš pabandysiu pacituoti. Jis sako, mūsų komandos narė, man kai tai pasako, kad komandos narė, tai aš jau įsitempiu, žinau, kad klausimas labai rimtas. Klausia, mūsų komandos narė klausia apie obuolių vyžų gėrimą. Žinot, čia yra skaidlus. Skaidlų žarnynų, jos yra labai geros, viskas ten tvarkoja, yra tirpios, netirpios ir jos yra be abejo skanios. Ir kas ragavot, parašykit, kas esat ragavę. Jūs labą dieną, Jūratė, pasirodė. Cituoju tave. Jei gali pakarto klausimą, dabar greit copy-paste. Aš kad matyčiau komentaruose jo, nes aš noriu labai tiksliai perskaityti tą klausimą. Tai kalba jis apie šitą dalyką, jo komandos narė klausia, kodėl šitas produktas yra saldus. Jo, saldus. Ar jame yra saldiklių, ar kažkaip ten taip įdomiai paklausta. Ir žinote, jeigu žmogus paklaustų, kodėl šitas produktas saldus ir gal jame yra saldiklių, tai aš sakyčiau, jo, fain, atsakinėjau, viskas ok, viskas fain. Bet kai žmogus pasako, kad komandos narė paklausė, tai aš suprantu, kad jau čia rimtas klausimas. Aš kaip įsivaizduoju, Jūratė turi minty maratono. 10 dienų iššūkio, mūsų geros savijautos ir lieknėjimo iššūkis yra toksai. Ir Jūratė turi savo komandą, ten yra 8 žmonės plus Jūratė. Ir vienas žmogus sako, aš paragavau, ane, ir man saldu, ir man kyla klausimas. O aš tada, Janina parašė, kad labai skanius, Augustina labas, Jūratė labas, Janina labas, Aurelija, Ingrida, Andriau, Janina, Aldona, Jūratė kita, labas. Jo, tai jeigu Jūratė permės, labas Asta, jeigu Jūratė permės tą klausimą, labai gerai, jeigu ne, viskas tvarkoja, aš maždaug pataikiau, aš daug tikiuosi. Taigi, yra 8 žmonės susirinkę, lieknėja, o Jūratė juos administruoja, truputėlį valdo, truputėlį dalinasi informaciją, padeda jiems ir, žodžiu, juos palaiko. Tai yra, vadinasi, kapitoniai komandos. Taip vyksta mūsų 10 dienų iššūkis, jis labai fainas. Gali būti, kad jis kad nors pasikeis, bent jau aš tai tikrai galvoju, kad jau laikas, kad nors patobulinti, panaujinti ir atnaujinti, kad būtų mums visiems smagiau. Bet tada man iš karto gavus tokį klausimą, jau apninka įvairios mintis. Jo, aš dabar grybą pjaunu, totaliai neatsakinėjau klausimą, bet man tiesiog įdomu, kaip tie klausimai kyla. Ir manau, kad jums irgi įdomu mano sapalionės, nes tai tiesiog yra, geras laiko praleidimas, ne? Labas, Jūratė, ačiū tau, Jūratėlė, žiūrėkit, cituoju, tai kad ne mano žodžiai būtų. Labas, mūsų komandoj dalyviai kilo klausimas, kodėl mūsų avižų obuolių gėrimas tadam, yra saldus. Kas duoda tą saldumą? O tai gal ten kokie saldikliai yra? Gal ir kitiems būtų įdomu? Būtume labai dėkingi už atsakymą. Atsakinėjau ir būkite dėkingi. Mėlėjai, man toksai kirba klausimas irgi. Tas komandos narys ar narė, kelintam maratone dalyvauja, kelintą produkto dėžutę valgo. Tai tokie klausimai. Reikia tikėti, kad jis visiškai naujas, šviežias žmogus ir dar tiesiog nežinot informacijos, dėl to normaliai natūralu klausti. Ir iš tikrųjų labai gerai, kad klausėt. Sveikinu visus klausimus ir klausiančiuosius. Maladėts ir toliau gali dar ir čia rašyti savo klausimus. Ir kitas visai klausimas iš kitos operos, kodėl žmonės 21 amžiui, kur jau atrodo apsišvietę, išsišvietę, nušviesti, švietimo gavę, mokyklas baigę, skaityti, rašyti mokat, kodėl po 100 kalakutų neskaitot, kas parašyta. Žmonės neskaito, o Herbalife kompanija sako, mes esam švarus, gražus kaip aniolėliai, viskas, kas yra dėžutėje, mes sudedam ir surašom. Matot, kiek čia prirašyta? O ko nėra parašyta, reiškia, to ir nėra. Kaip dar gali kompanija, bet kuri kompanija, firma, paslaugų tiekėjas, ten koks nors uždeklaruoti savo tuos statementus, pranešimus, jo, kad tikrai viskas čia aišku. Todėl man kyla klausimas, kodėl 21 amžiaus žmonės, tokie išmanus, tokie apsistatę GPS-ais ir visokiais PMS-ais, nesugeba paimti ir perskaityti produkto dėžutės. Kai paimat kokį nors produktą, paprastaigi skaitot, ypatingai Herbalife, čia kiekvienas ekspertų pasidaro, kaip žinot, krepšinio žinovai ir daktarai Lietuvoje, kas antras turbūt daugiau. Taigi skaitykit, viskas parašyta. Bet aš noriu pasakyti, ar jums pagalvojat kada nors, kodėl žmonės taip nustojo
skaityti informaciją, kuri jam yra pakišta po nosį. Dar labai įdomus toks pastebėjimas, sako, jeigu nori ką nors paslėpti, padėk po nosį, nepamatys. Ir čia labai panašu. Ir greičiausiai, kad šitą situaciją irgi patvirtina, kad žmonės iš vis nebeskaito, žmonės aptingo, atbuko ir nors atrodo protingi, apsiskaitė ir visą kitą, ir žino kalbų visokių, ir matė pasaulio, ir moka kompiuterį valdyti, ir dabar ką ten kompiuterį, dabar telefone, viskas viena kišenė, tiesiog nepatingėti ir pasitiksliai pasirasti. Reiškiasi, aptingo. Va, kas atsitiko, aptingo ir aptingo visose gyvenimo srityse. Štai kodėl mes neturim sveikatos, energijos, esam nutukę, nelaimingi, sergam, vartojam krūvas vaistų dėl to, kad esam sušikti tinginiai. Va, apie ką ši situacija. Gink Dieve, nesmerkiu nei klausiančio žmogaus, nei klausimą perdavusio žmogaus, bet aš kviečiu jūs paimti ir paskaityti, kas parašyta. Ir jeigu jūs klausote šitą laidą, tai labai gerai, jūs jau netinginiai, jūs jau įsijungite ir sėdite, subinę sutraukę ir klausotės, ką čia pasakys, o aš nieko nepasakysiu. Aš paimsiu ir paskaitysiu tinginiams. Sudedamosios dalys, obuolio avižų gėrimas. Ne per garsiai čia šaukiu, nes labai emocingas, žinot, man. O jūs man tuo tarpu rodykit, ar esat ar nesat, ar širdutės kokias dedat, kokias ten, nežinau, špygutės dedat, dėkit heitukus man, koks man skirtumas, man svarbu, kad jūs būtumėt su manim. Avižus, obuoliai ir skaidulinės medžiagos. Štai šitas produktas yra toks. Jo sudedamosios dalys, skaitysiu erotiškai gerai, avižų skaidulinės medžiagos. Net 27%. Viskas gerai? Čia aišku. Avižų, tai normalu. Tai jeigu avižų produktas, avižų skaidulus. Jo, aišku, duoda tą tokį, duoda tokį, kur tas kur ir nusėda, kai nemaišai, nusėda, jos yra netirpios. Toliau, kukurūzų dekstrinas. Oh my god, dekstrinas, kas tas yra? Net 22%, mėlyje, tai yra kukurūzų skaidulos. Ramiai, relax, atsipalaiduokit, iškvėpkit. Įkvėpkit, viskas gerai. Dekstrinas yra geras dalykas. Tada skaitom. Tai 27-22, tai jau beveik pusė, ne? Obuolių skaidulinės medžiagos 17%. Opa, irgi viskas gerai. Obuoliai turi skaidulus, be abejo, ir va šitos skaidulus yra tirpios, nes kai išmakaluoja, toks gaunasi toks skaidrus gėrimėlis, ne? Toks iš pradžių, jeigu nusėda skaidrus, paskui jeigu pamakaluoja neskaidrus, tai tą neskaidrumą duoda avižus, o skaidrus ir saldumą jam duoda obuolių skaidulus. Jų yra dar 17%. Kaip jūs supranta, 27 plus 22 tai yra kem 9 ir dar 17 tai yra pem 9 ir 7, 60 kiek? 6. Kas sudaro likusias 34%, ogi viskas, kas iš šitų dalykų, ką aš išvardinu, padaro produktą, kuris panašus į miltelius, kuris nesušoka į gabalą gavęs drėgmės, nes kai jūs atidarot, savo virtuviai, ten arbatinukas šalia garuoja, vis tiek drėgmė ir taip toliau, jo, mūsų kambariuose drėgmė optimaliai yra 60%, tai viskas tas tuoj išpyga ir sušoktų, jo, ir galėtumėt graužti. Arba suteštų, būtų dar nemalonu, toks snarglys toksai. Kad būtų tie milteliai, kad gražiai pakabinus juos vis laiką įsidėti tą normytę, nubrauktą, nudrebintą tą šaukštelį, kai kas nedrebina, kai kas visai normaliai vartoja. Tai dėl to reikalingos įvairius kitos medžiagos. Bet dar žiūrėkit, aš nepabaigiau su skaidulom. Taigi, turim 66%, 66 dalis iš 100. Toliau, Aldona rašo, nuostabus produktas ir jinai jau išsijungs, nes Marius šneka nesąmonės, nuostabus produktas ir taškas. Aš pritariu. Bet mūsų klausimas yra, kas sudaro saldumą? Komandos narys klausia. Sojų skaidulinės medžiagos. Čia irgi viskas aišku. Sojų pupelė, tai yra pupelė, kuri turi žievelę, bla bla bla. Turi skaidulų. Valio, 8%, 6 plus 8, kiek yra? Teisingai, 74. Tada mes matom kažkokį prakeiktai sudėtingą žodį inulinas. Koks čia inulinas? Iš cikorijų. 2 keisti žodį. Kas yra cikorija? Žinot, cikorija yra tokia žolė. Yra cikorijų kava, tai yra žydintis žolinis augalas, kurio šaknyse yra labai visko daug. Taigi, inulinas tai yra skaidulos, lyg kaip dekstrinas ir inulinas yra skaidulų rūšis, tiesiog pavadinimas. Skaidulos yra daug rūšių skaidulų, tai va inulinas, dekstrinas, dar koks nors ten. Taigi, 4%, 74 plus 4, 78. Likusi, reiškim, kas yra 22% likė. Kasgi rūgštingumą reguliuoja, nes truputį turi būti ir, žinot, skonis mums sudaro kompleksas, mums veikia visus 5 skonio receptorius. Jo kartu, saldų, rūgštų ir sūrų kartu,
rūgštu, saldu, sūru. Kas penktas? O penktas yra skonio stiprikliams jautrus ant liežuvių, giliai liežuvių šakny esantys receptoriai, kurie reaguoja į gliutamatus. Ir čia pramonininkai piknaudžiauja dėdami visokius gliutamatus, natrio gliutamatas jau ir sako, jeigu gerai dėsi natrio gliutamatų, tai ir šanšūdą suvalgysi kaip šokoladą. Tai yra tiesa. Ir dėl to mums visą skonį, paėmė ir paragauju produktą, dabar aš ragauju Night Mode, čia kitas produktas. Visai skanus. Jauti kažkokį žolelę, kažkokį tokį, kažką tą. Ir aš, kadangi turiu patirties, nesu iš kaimo spirtas, šiaip gyvenim visko matęs, nesu aš toks ir jaunas, iškart galiu pasakyti, šafraną aš jaučiu, o čia yra šafranų, ir aš ir persika, o čia yra persiko, ir dar ten visokių kitokių žolelių, kurių galbūt pavadinimų nežinau, bet tai yra bendras skonis, kurios sudedamasis dalis aš išskiriu, galiu jaust, ir bendrą skonį man sudaro tai, dar plus kvapas, čia viskas susiję, kas esat sveikatos pokalbiuose, jau dabar apie kitas mokyklas nekalbu, nes jas ištrynė Facebookas, kas esat sveikatos pokalbiuose, puikiai žinot, kad olfaktorinis nervas arba uoslės nervas, kuris tiesiai turi jungti į senasis smegenis, jo ir ten yra be jokių tarpinių grandžių eina į emocinį centrą, dėl to mums kvapas ir skonis ypatingai svarbus emocijom ir mes kažką malonaus arba nemalonaus prisiminam ir visą kitą. Taigi, skonį sudaro visi receptoriai dirginami jo ir aišku, kad tas būtų mums obuolių avižų gėrimas, šitas, kurį aš laikau rankoje, būt skanus, mums reikia, kad ir truputėlį padirgintų rūgščius receptorius ir saldumo receptorius, ir kartumo, jeigu įmanoma, gal ir nereikia, ir sūrumo. Tai rūgštingumą reguliuojanti medžiaga yra citrinų rūgštis. Kaip ir viskas aišku. Citrinų rūgštis, citrina, rūgštis, viskas gerai. Kvepioji medžiaga. Kokia? Greičiausiai, kad obuoliai, aš nežinau, nespėju. Tirštikliai. Kas yra tirštikliai? Kodėl tirštikliai? Kam jie reikalingi? Kad milteliais būtų. Akacijų derva. Sakysit, derva? Oi, tai čia tepalo pripilta. Ne. Derva tai nėra tepalas. Derva tai yra skaidulus. Jos teka iš pušų, iš spigliuočių medžių ir taip toliau. Ir akacijos dervos taip pat turi išsiskiria kaitinant medieną. Tai yra tampi, klampi masė, tai yra skaidlos. Viskas tvarkoj. Ksantino derva lygiai taip pat, natūralu, jokių čia nėra. Dabar toliau. Maltodekstrinas. Kas tai yra? Iš esmės, maltodekstrinas, jis galėtų būti kaip saldiklis, bet jisai labai nesaldus. Jie sakys, tai kas čia yra, gal čia kokia sintetavo medžiaga. Tai nėra. Ok. Maltodekstrinas gaminamas iš krakmolo. Tiesiog skaldant molekulę, krakmolo, jisai skyla iš pradžių į maltodekstriną. Maltodekstrinas iš esmės yra greitasis angliavandenis, jo jis greit suskyla į gliukozę, jo pakankamai nežemas, vadinkim taip, glikemijos indeksas, taigi tai yra iš esmės galėtų būti saldiklis, visa bėda, kai jisai blemb visai nesaldus. Krakmolas visai nesaldus, bet maltodekstrinas šiek tiek saldesnis už krakmolą, dėl to jį čia greičiausiai deda net ne dėl saldumo, o dėl struktūros, dėl to, kad milteliai būtų milteliai ir plus dar tai yra vis dėlto šiokia tokia skaidula. Taigi maltodekstrinas yra geras žodis. Ir dabar mes matom, saldiklis yra sukralozė. Va čia yra pipets. Sukralozė yra dirbtinis saldiklis. Ir komandos narė, laimė, kad nepaskaitė tos dėžutės, nes jeigu būtų paskaičius ir būtų pamačius, kad yra saldiklis sukralozė, jinai būtų gyvenime šito produkto nevalgius, nebūtų sustvarkius žarnyno ir nebūtų sulieknėjus ir būtų viskas buvę po senoviai. Šaržuoju. Saldiklis, sukralozė. Taip, jisai yra saldus. Va čia mums duoda tą visą saldumą. Ne tik tai obuolių skaidulos, kurios duoda aromatą, kvapą, kurio neina įdėti kitaip. Jo ne tik tai ten cikorijų skaidulos ir taip toliau mums duoda visą tą aromatą ir skonį. Tačiau saldumą taip pat reikia išgauti kažkaip ir saldiklį deda į šitą produktą. Ar yra panašus produktas be saldiklių? Taip yra, tik ne Lietuvoje, jis užsienį vadinasi Beta Hart, jūs pabandykite jį gerti ir žmonės sako, fui kaip neskanu. O ten yra lygiai tas pats, the same shit, only without sukralozė. Suprantat? Ten yra saldiklių ir ten jis yra neskanus. O kodėl jis neskanus? O čia dar vienas filosofinis klausimas. Mėlėjai, mes visi esame cukraus narkomanai. Ir aš dabar jūsų mielai paklausiu, parašykit nuoširdžiai. Ar jūs esat, kaip čia, saldumynų mėgėjai?
saldumo mėgėjai. Net ne saldumynų parašykim, o saldumo mėgėjai. Ar jūs mėgstate valgyti saldžiai, ar ne? Aš nuoširdžiai pasakysiu, aš esu saldumynas. Aš esu saldus be abejo, bet esu, kaip čia lietuviškai, saldumynų fanas, saldumynų mėgėjas. Slatkaieška čia būtų rusų kalbai. Bet aš mėgstu saldumynus, man patinka saldumynai, man patinka saldžiai, man patinka uogienis, man patinka saldumynai, saldainiai, ledai, piragai, tortai, aišku, jie turi būti skanus, ne kokie ten, atsiprašant, šanšų dažnai paspalvintas. Ypatingai kartais tie veganai, vegetarai ir visokie kitokie sanitarai, kurie labai vaidina sveikuolius ir ten, wow, gamina, atsiprašant, iš šūdo ir gražiai, bet bandau įtikinti visus, kad čia yra skanu. Nu neskanu. Jeigu nesaldu, nerūgštu, nesūru, nu neskanu. Man patinka saldžiai. Ir 99% žmonių, kurie beje 100% yra sveiki psichiškai, jiems patinka saldžiai. Ir net jeigu jūs dabar pasakysit, ne, aš tai saldumynų nevalgo. O aš neto klausiu, ar jūs valgot saldumynus, aš klausiu, ar jums patinka saldžiai. Sakys, ne, man saldžiai nepatinka ir štai jums melagius. Iškart matysim sąrašą melagių. Todėl, kad mums visiems patinka saldžiai. Jūs to net nežinot. Nes, jeigu mes paimtume mūsų senelius arba prosenelius ir jiems duotume tą patį nesaldų maistą, kurį tu valgai, jie sakytų, kaip saldu. Taip, viskas, prie ko prikišo nagelius pramonininkas. Pusfabrikačiai, ten visokiausi kitokie dalykai, jie jau yra saldus, net į suknistą dešrą deda ten šito kukurūzų sirupų ar kažkokių sirupų, kurie užsaldina mums tą produktą. Aš jau nekalbu apie visokius traškučius, hujučius, ten gėrimukus, kur tenais zero sugar free, tai ten deda saldiklius didžiuliais kiekis, nes žmogus šiuolaikinis jis nevalgys to, kas nesaldu, todėl kad mus nuo mamos papelio, kai tik nutraukė, iškart pradėjo šerti cukrum. Viskas. Vaikų mišinukai pilni cukraus. Mokykloje mes gaunam cukraus. Mumgi sveika, blemba sušiktos sultys. Jo, kur ten yra dažai ir cukrus. Jo, viskas yra aplinkui cukrus. 300-400 metų atgal žmogus 2 dienas turbūt išgyventų su ta sveika mityba, kurią mes šiandien valgo. Nereikia stebėtis, kad tiek daug cukrinių diabetų sergančių žmonių, tiek daug nutukusių, nes mes esam pripratinti nuo mažumės ant cukraus. Net jeigu mes valgom nesaldžiai, vis tiek ten yra cukraus. Ir mūsų receptoriai, mūsų smegenys tai jaučia, nors mes sąmoningai sėdėm, medituojam, rimtus snukius susidėję, mes cukraus nededam. Jūs pridėtinių cukraus nededat, bet ten pridėta cukraus tiek, kad jo papa. Jo, vaisiai, tie patys vaisiai, ne tiek daug čia tų metų atgal, prieš porą šimtų metų, prieš 100 metų buvo mažiukai, rūgštus ir jų nieks tiek nevalgė, kaip dabar pasimi obuolį arbūzo dydžio atkandi, tau ten akis sultys tykšta, žinai, ir jisai saldus, ir jis nektaras, dėl to, kad mičiūrininkai išvedė, kad obuolys būtų gražus, didelis, raudonas ir saldus. Senjora. Vat ir viskas. Ir visi mes esam saldumynų mėgėjai. Ir tu atimk iš bet kurio normalaus produkto tą saldžią dalį ir mes raukysim nosį. Mes nenorėsim dešros, mes nenorėsim duonos, mes ano nenorėsim ir trečio nenorėsim. Ir paduok žmogui normaliam, kuris visą gyvenimą sėdėjo ant cukraus, jam be cukrį, sveiką produktą, jis sakys nenoriu. Ir šitas produktas dėl to ir yra pasaldintas, kad įtiktų 99,9% populacijos. Ir tie visi gudručiai, kurie paragauja šitą, sako, man per saldu, o ne, pirmiausia, tu pusę metų pagerk šitą produktą, kai tavo receptoriai pripras prie normaliaus saldumo, tada tu gal ir galėsi man pasakyti, kad galėtų jis būti mažiau saldus. Ok? Iki pusės metų, kol tu dar neturi staželių, tai ir tylėk mažutė. Jo, ir mažutė. Aišku, diabetikam tinka. O kas netinka diabetikam, mėlėjai? Kas netinka diabetikam? Jūs mokina diabetikus, aš nežinau, ar jūs diabetikai, bet mokina ką? Suvalgiai torto, susišauk ten tiek insulino. Suvalgiai batonų reikia, tiek insulino. Jūs mokina prie maisto atpažinti, paskaičiuoti, kiek susišauti insulino. Bet nei vieno iš jų nemokina valgyti sveikai ir subalansuotai, kad to insulino suknisto ir nereikėtų. Aš nekalbu apie pirmo tipo cukrinį diabetą, bet mes turim šitoj grupėje taip pat. Ne taip mažai žmonių ir visai neseniai netgi turėjo istoriją savo pasipasakojo jauna
mergina, kuria yra pirmo tipo cukrinis diabetas ir kaip jinai labai gražiai per pusę metų sutvarkė savo sveikatą, savo insuliną, šuolius ir bangas, ne insulino glikemijos, jo ir kaip oda pagražėjo, ir kaip figūra pagražėjo, ir kokia atjaunėjosi, kokia graži ir viską. Sekit naujienas, žiūrėkit istorijas, jo, paklauskit manęs asmeniškai, aš jūs galėsiu suvesti su tuo žmogumi ir supažindinti, tai yra pirmo tipo cukrinis diabetas. O visi antro tipo, antrokėliai, mėlyje, jūs patys nenorit pasveikti, soriukas už mano šitą atvirumą, šitą grubumą ir šitą tiesą, jūs patys nenorit pasveikti, nes antro tipo cukrinis diabetas, jeigu dar viena koja jau, kaip sakyti, dar nestovi kape, tai yra liga, kurią galima pagydyti. Tiksliau ne lyga, žmogus gali pasveikti. Alright. Gerai. Taigi mes susitarėm, kad mes visi mėgstam saldžiai, tik tai to kartais nenorim pripažinti, arba to net nesuprantam. Jo, ir jeigu mums duotų be sukralozės, mes sakytume fui. Tokių fui skaidulų pilna rinka, žmonės perka, žmonės žiaukčiodami geria, žmonės nepasiekia rezultato, todėl kad produktas ir gyvenimo būdas turi būti įdomus, skanus, kvapnus, jis turi būti wow. Tada ir norėsis vartoti. Kiek metų aš jau dabar jį vartoju taip, kad atsirado prieš 10, prieš 12 metų. Iš pradžių skaidulus buvo tabletėmis ir mes jas gerdom, jos ten buvo, dzin koks ten skonis. Jau nuryji ir viso, ten jau žarnus sustvarko. O kaip atsirado šitas, jau mums svarbu, koks skonis. Jo? Kaip ir night modas, būt neskanu, nieks negertų, tiesa? Prisipažinkit, kas turit night modą ir kas dabar su manim kartu gurkšnuojat tą naktinę arbatą. O aš dar prie šitą. Taigi žodį mes radom labai baisų, sukralozė ir tai yra dirbtinis saldiklis. Ir dabar sakysit, oh my god, tai iš ko jį gamina šitą dirbtinį saldiklį, iš naftos, iš ko? Mėlėjai, paima paprastą cukrų, gliukozę ir paprastutės cheminis, tiksliau sacharozė. Tai reiškia ne gliukozė, o sacharozė tai yra gliukozė su fruktozė, va toks, iš dviejų molekulių, jo, junginys. Ir hidrinimo pagalba ten prikabina vieną OH jungtį. Dėl to šita medžiaga toksiška nepasidaro, bet pasidaro įdomus dalykas. Organizmas šitos sukralozės neskaičiuoja ir nevertina kaip cukraus. Reiškia, į medžiagų apykaitą jos netraukia. Bet jinai velniškai saldi. Jinai daug saldesnė už cukrų pasidaro, nes labai gerai dirgina gliukozei jautrius, fruktozei jautrius arba saldumui jautrius receptorius. Štai apie ką kalba eina. Tai yra tiesiog nedidelis gudrumas. Ir tai nėra kažkoks tai sukurtas produktas iš kažkur, tai iš kažko paimtas, žinai, truputį to, truputį nuo, kaip alchemikai kokie ir bum, po didelio sprogimo kažkas gavosi. Ne, myliai. Tai yra ta pati sacharozė, tai yra cukrus, su OH jungtimi pasidaro jo sukralozė. Sunkiau tirpsta, labai saldus, bet organizmas šitos medžiagos nepripažįsta kaip reiškia energetinio šaltinio. Tai yra tiesiog kažkokia medžiaga, kuri labai ramiai išeina iš mūsų žarnyno, kai atidirba. Ir klausimas tada, o tai kiek čia saugu? Jos reikia labai mažai. Nes jinai yra labai saldi. Ok? Išsiaiškinam. Tai tie, kurie vartojate šitą produktą ir kurie pagaliau su manim kartu skaitome etiketę, turbūt ir toliau jį vartos. Lipnumą reguliuojanti medžiaga, silicio dioksidas, paprasčiausias smėlis, jo stiklas visiškai netoksiškas, tai yra medžiaga, kuri atstumia miltelius vieną nuo kito, dėl to nesušoka į gabalą. Viskas, daugiau nieko neparašyta, mylėjai. Tai reiškia, daugiau čia nieko ir nėra, nes Gerbalife'as ką turi, tą surašo. Alright. Viskas, žiūrim, dar žiūrim. Obuoliai, skaidulus, avižos, viskas tas yra labai gerai, yra skanus, lengvas būdas kasdien gauti daugiau skaidulinių medžiagų ir taip toliau. Vartojimo nurodymai, vienas matavimo šaukštas, didelis, 150 ml vandens ir tiems, kurie sako, kad čia labai saldu, mano rekomendacija, dėkite į didesnį kiekį vandens. Pavyzdžiui, 250 arba 300 mg dėkit ir jums bus mažiau saldu. Alright. Galima dėti tiesiog šitą gėrimuką skaidlas į vandenį arba maišyti su mėgstamu kokteiliu, Formulė 1. Jo, kas raumenuką auginat, jeigu norit, kad kaip man būtų ir didesni, kietesni, šiaip kietas, kietas rumo. Jo.
Formulė 1. Reklama. Nu va ir viskas, mėgaukite šiuo produktu. Kaip subalansuotus ir įvairios mitybos dalimi derinami kartu su sveika ir aktyvia gyvensena. Viskas. Ko dar reikia? Reikia vienas dalykas. Paskaityti. Tada pasitelkti internetą, kai nežinot kokį nors žodį. Aišku, gali būti išsigąsti, tada vat ir paklausti, tikrai galima ir labai gerai, kad jūs paklausit, nes mes pagaliau išsiaiškinom, kas duoda šito produkto saldumą. O dabar išgersiu jūsų sveikatą mūsų šio nuostabaus produkto, kuris jūs matot atvirkščiai turbūt, ne? Jūs matot atvirkščiai. Gerai. Night mode. Night mode. O night mode yra labai fans dalyks. Matot, dėžutė tokia pati. Dydžio. Jo ir, reiškia, yra unikalus šafrono ekstraktas, yra vitamino B6 ir riboflavino, kas yra B2. Ir jūs man pasakykite, tai kaip dabar čia bus? Kas čia per arbata? Kas čia per šafranas? Tai mes šafranų galim ir taip nusipirkti, žinai, būdami kokiai tai egzotiškoje šaly, 100 gramų visai nebrangiai kitą kartą ten, nes būna šafranas ir būna šafranas, žinot. tas, kur turistam šafranas. Ten, žinai, piestėlis, kokėlis. O šafranas turistam turgui nepardavinėjamas, nes turistai tiesiog eik tu, atsiprašau, nes kainos tokios. O pasirodo labai įdomus dalyks. Tarp kitko visai neseniai aš kalbėjau, man atrodo, apie night modą ir šitas buvo klausimas, kai tik pasirodė šitas produktas ir Jūratė beje irgi dalinosi mūsų eksperto pranešimo ištraukomis. Laimė ar nelaimė, nežinau. Parašykite, jums patinka ar nepatinka šitas naujas Facebooko dalykas, taisyklė, kad praeina mėnesis ir įrašas dingsta. Jeigu daromas gyvai, va kaip šita laida. Jeigu šiaip įrašas įkeliamas, jis nedingsta, bet jeigu va, gyvai pašneki ir po mėnesio pist dingsta. Man tai patinka toks dalykas, nes vėlgi tie patys dėsniai, tu gali kalbėti, padaryti kažkokią puikią laidą ir vis tiek tinginiai jos nežiūri. Ir vis tiek klausimus tos pačius užduoda. Va, tai reiškia, kad mums nereikia įsitempti nuolat ir nuolat kurti naują turinį, mes į tos pačius klausimus kas mėnesį ir atsakinėsim. Visi laimingi, klausintys žmonės laimingi, tie, kurie jau girdėjo atsakymą, jį pasikartoja, o aš tą patį kaip plokštelį kalbu ir man net nereikia naujų dalykų sužinoti. Tos pačius, jo. Va, bet jeigu visai rimtai, aš pajuokavau, bet jeigu rimtai, tai taip, man visai patinka. Nes informacija sensta, informacija keičiasi, galbūt kažkokie atsiranda nauji niuansai, jo, kai kurie produktai išeina iš rinkos, kai kurie ateina, Jūratė sako, gaila man gerų laidų, savo ar kitų. Jo, nes jeigu savo, gal ir gaila. Bet čia yra toks, žinot, nuosavinkiškumo jausmas, o aš padariau, ten toks gražus ir protingas buvo, apysti ir ištrynė. Bet jeigu kitų gaila, tai tu man atsakyk ir savo atsakyk klausimą, o kiek tu dažnai tas kitas laidas pasižiūri. Dažniausiai žmonės žiūri, kad ir kasnį aš pastebėjau 2 dienas. Tai reiškia, tie, kurie gyvai žiūri, dabar net 13 žmonių, jūs įsivaizduojat, mūsų grupė 3100 beveik, o dabar žiūri 13 žmonių gyvai. Wow! Rekordas. Nors prieš metus 2 buvo tada elementorius, vadinasi, jo vykdavo, tai būdavo iki 60 žmonių žiūri. Reiškia, net ir šita laida žmonėms nebeįdomi ir aš kartuojusi dar kartą, kad žmonėms niekas šiais laikais neįdomu, dabar įdomu tik tai, kad atidarė burną, įdėjo, dar pakramtė už žmogų ir belieka tik nuryti. Va tokie variantai, nes jeigu čia reiks sėdėti, klausytis, temti, laiku prisiminti ir prisijungti, ne, jau šūts, ne. Visi labai užsiėmė, visi labai protingi ir patys svarbiausi šioje planetoje. Va, aš pats irgi važinėjau dabar trečiadienį į Jonavą iš Plungės, tai yra 2,5 valandos pirmin ir atgal tiek pat 5 valandos, jūs neįsivaizduojat, koks tai vertingas laikas. Aš kiek webinarų perklausau įvairiausių, kiek aš dabar esu užsirašęs dar naujus mokslus, ten irgi webinarais viskas. Wow, kaip fainai, tik tiek, kad ten kai kur dalykų negalėjai padaryti vairuodamas, bet tai yra toks geras laikas ir jūs tikrai tokį laiką turit. Va, tai aš pastebėjau, kad kasnį žiūri pirmas 2 dienas, statistika kyla, po to viskas, kaip įkalta. Ir laimė, kad jį paskui ryšima.
Kam? O kam ten? Gal aš paskui, supranti, būsiu pasensiu, nes kadangi kasnis yra autorinė man laida, jau būsiu žilas, kažkas pamatys mane jauną, dabar žilas, sakys, tai ką tu, Mariau, tu toks sveikuolis ir sensti. Jo, dėja, turiu nuliūdyti žmonės, žinokit, žmonės ir sveikai gyvendami sensta ir paskui vis tiek ateina laikas, kai numiršta. Šitas pasaulis yra labai laikinas. Va, bet, žinot, gyvenam visi daugmaž vienodai. Klausimas kaip? Klausimas kaip. Nes vieni gyveno, kiti kankinasi. Nuo vaistinės iki poliklinikos, nuo poliklinikos iki vaistinės. Jo, ir pastoja nelaimingas. O aš laimingas, va. Kai man reikėjo kažką pažymą pasidaryti, pasikankinau, nes aš jau nebežinau, kur tos pažymos daromos, kur ta poliklinika yra, žodžiu. Tai va, apie night modą. Šafranas šafranų nelygu, aš kalbėjau apie tai, tas įrašas jau dingęs, galbūt nežinau, tai ir pasikartosiu. Šafranas šafranų nelygu, kompanija atrenka tokį, koks reikalingas, jis ten žydi labai trumpai ir ten tik kažkiek žiedelių gali paimti ir suprantat, kad tas procesas kažkaip jis organizuotas ypatingų būdų, plus ten reikia ekstraktą padaryti, žodžiu, dėl to produktas turi kainą, bet jis turi žiauriai gerą efektyvumą ir kažkam būna įdomu, o kaip tas, tai gerai, šafranas, kaip čia tas prieskonis toksai jo, žinai, tai yra, kitaip tariant, piestelis kažkokios tai žiedelio, taip gerai veikia mūsų miegą, kad žmogus pradeda lengviau užmigti, kad žmogus geriau miega, rečiau prabunda ir svarbiausia, kad pabunda pailsėjęs. Užmigti tai mes galime, žinot, kažkam 100 gramų, kažkam tabletę. Visa bėda, kad ir pirmas ir antras variantas miego režimą sutrikdo. Tai yra tam tikri ciklai, yra sudėtingi ciklai miego metu, REM ir non-REM, kitaip tariant, aktyvių akių judesių fazė ir ramybės fazė. Ten yra bangas, galim užrašyti, jos skirtingų ilgių ir taip toliau. Žmogus miega fazėmis jo ir tos fazės turi praeiti 4, 5, 6 kartus, man atrodo, per naktį, kad žmogus pailsėtų. Jeigu 2, 3, kitaip sakant, naktis trumpa, nepailsi. Jeigu miegas paviršinis, žmogus nepasineria į giliojo miego fazę, irgi žmogus nepailsi. Ir sakysi, tai kaip čia dabar, kaip čia mums pasireguliuoti, jo? Tai tikrai ne cheminė tabletė, tai geria žmonės, kuriems to labai norisi, bet pasirodo, reikia tiesiog suprasti, kad mūsų šitas miego fazes reguliuoja ne kas kitas, o hormonai. Tokios mažos stebuklingos medžiagos, kurias gamina mūsų endokrininė sistema, jų yra daug, jų yra šimtai tų hormonų, kai kurie tokie mums žinomi, kaip pavyzdžiui insulinas, adrenalinas, kortizolis, somatotropinas, kas ten dar, estradiolis, estrogenas, progestinas, testosteronas, čia tie visi dalykai žinomi, ane? Dar skydliaukės hormonai žinomi, o jų pasirodo kitų hormonų yra be galo daug ir kai kurių hormonų yra labai mažais kiekiais gaminama. Ir vienas labai svarbus hormonas yra melatoninas. Melatoninas. Jisai pavadintas taip, kad jis reguliuoja mūsų organizmo jautrumą į tamsą. Į tamsą paros metą, kai žmogui temsta akise. Ne dėl to, kad gavo gerai lempą ir užtemo akise, ne, čia melatoninas ne prie ko. Čia tiesiog žmogus gavo į lempą ir jam akise aptemo. Jo dėl kraujotako sutrikimo arba sąmonę prarado. Bet kalba eina apie tai, kai natūralus gamtos ciklas, kaip saulelė leidžiasi, jo ir mums biški temsta ir tas šviesos nebuvimas mums per akis, per kankorėžinę liauką duoda signalą organizmui, kad viskas neužilgo liulę. Jo, ir kad tas liulė įvyktų, tai mes visi įsiaudrinę, čia visi savo versluose, bizniuose, jo visokiuose darbuose paskendę, jo mes turim kažkaip tai mūsų organizmas pats turi biškį pristabdyti, nes antraip mes varytume kaip border collie, varo, kol nugriūna, žinai. Tai tą daro hormonai. Jo, ir pradeda gamintis melatoninas, kuris mūsų visam organizmui, visom ląstelėm ir nervų sistemai taip pat sako, jau raminkis. Jau dabar pradėk tingėti, apsunk, pradėk lėtai mąstyti, užsimanyk truputėlį pamiegoti, tegu tau mintis būna jau klampius, jau lik pasmiknaičių į plunksnis jau tave traukia, žinai. Jo, ir galiausiai, kai žmogus sako, all right, einu miegoti, galvelę padėjau, pist, ir prastai per pirmasis 2, 3, 4, 5 minutės vidurkis žmogus užmiega.
žmogų tiesiog atjungia sąmonę, jo nuramina aukštosios nervų sistemos veiklą, tos signalus, nes amžinai žmogus galvoja, dažniausiai tai viskas labai taip sudėtinga, mokesčiai, elektra, tas, kažką vaikai padarė, kažką vyras, žmona, melatoninas. Jis padarė savo. Nuramino vegetacinę nervų sistemą, viską nuramino ir žmogus tiesiog išeina į kitus pasaulius. Iš esmės žmogus miršta. Siela pas demonus, pro angelus. Ačiū jūsų reikalai, ko jūs tikit. Pasidomėkit. Ir žmogus miega. Žmogus panyra į miego fazę, paskui grįžta truputėlį atgal į kitą miego fazę, vėl nėra į miego fazę ir tai važiuoja per miego fazę, kartais žmogus pabunda pamyšt, greit pamyža ir toliau važiuoja per miego fazės. Labai įdomu. O ryte, kai jau saulelė sako, hello, guys, how are you? Žinai, truputėlį jau brėkšta. Ir to užtenka, kad per mūsų akių vokus mūsų akelius sureaguoja, kad jau kažkaip nebenokia tamsus tie vokai, jau taip ir kažkaip tokie kaip biški jo raudonumas, ir biški galbūt jau šviesa. Ir pamažu pradeda gaminti kitą hormoną. Kortizolis, somatotropinas ir visi kiti, o melatoninas pamažu kepenėlėse gražiai išardomas. Jo tiek nereikia. Viskas būtų labai gražu ir paprasta. Jeigu žmogus gyventų normaliai, jeigu žmogus gyventų su gamta, su gamtos ciklais, nieko panašaus. Mes norim naktinio darbo, mes norim daug nervų, mes norim daug stresų, mes turim telefoną, kurį reikia patikrinti iki 1 valandos, nes pagrindinės naujienos, jo gal koks ten nogą užpakalį kels arba šuniuką kokį, arba kas nors, žinai, jo atsakyti visiems žinutės tiem 3 žmonėms reikia, nes jie labai svarbus mūsų gyvenime. Patikrinti viską, kokios kainos, kokio parduotuvėje, nes reikės gal kažkada nusipirkti ką nors ir taip toliau. Ir žmogus dažniausiai susitrikdo savo hormoninius ciklus ir čia būna tragedija. Plus dar mityba. Tai ką daryti? Sakys, tai kaip čia arbatėlė? Ką tai arbatėlė? O labai paprastas dalykas. Pasirodo, melatoniną gamina iš serotonino. Serotoninas yra neuromediatorius, kurį gamina iš triptofano. Triptofanas tai yra aminorūgštis, kurį mes gaunam su maistu. Ir šafranas šitų dalykų net neturi. Čia ne apie tai. Visai ne apie tai. Esmė yra ta, kad šafrane, night mode, yra tokių medžiagų, biologiškai aktyvių medžiagų, kurios pagerina serotonino virtimą į melatoniną. Štai kur visa paslaptis. Tai jeigu jūsų mityba yra daugmaž pusėtina, ir jeigu jūs esate daugmaž adekvatus žmogus eit laiku miegot, o ne tikrint viso pasaulio naujienas nesąmoningas telefone, tai šitas reikaliukas, atrodo šafraniukas su vitaminuku B, nuramina nervų sistemą, paskatina nervų sistemos jautrumą melatoninai ir serotonino virtimą į melatoniną. Štai kur visa gudrybė. Ir tas natūralus hormonas, nesintetinis, o natūralus hormonas, jo ten tiek tereikia. Jis mus ramiau panardina į miegą. Mes norim norėti to. Mes turim atsigulti ir leisti savo tai padaryti. Mus pervidatas per miego fazes sklandžiau. Ir mes kartais netgi prie trumpesnio nakties miego pailsim daug geriau. Mes atsikeliam žvalesni, mes atsikeliam pailsėję. Suprantat? Nes mes gaunam tą miego kokybę. Kitaip tariant, night mode, ne šiaip savo pavadinimas. Jis gerina miego, paties miego kaip proceso kokybę. Tik tai nereikia mums daryti nesąmonę. Neįsivaizduokit, kad čia naktį, reiškia migdomasis, kad jo man čia, aš išgersiu, mane išjungs. Ne. Jūs turite eit miegot, jūs turite laikytis miego higienos, jūs turite laiko eit miegot, jūs turite gulėti užsimerkę, jo išjungti šviesas, nenaudoti telefono, ok? Jo, ir viskas bus fine. Va, tai apie tas dalykus. Ir aš jį geriu, ir aš mėgaujuosi šitą arbatą, man tas skonis visai patiko, tikrai labai patiko, jį netonizuoja, jo, ne tai kaip žolelių mūsų gėrimas, žolelių arbatėlį. Skonis įdomus, man patinka. Pasidalinkit, prašau, kas jau ragavot. O aš dar paskaitysiu, kas čia yra, nes jūs vis tiek neskaitysite. Sudėtyje yra unikalaus šafrano ekstrakto.
Taip pat yra vitamino B6 ir riboflavino, kas yra vitaminas B2, taip pat reikalinga mūsų nervų sistemai. Yra ramunėlių ir persikų aromatai. Ką aš ir sakau, kad man patinka. Parašykit, kas dar gauti. Va, natūralius kvapiosios medžiagos. Jūsų vakarai taps malonesni su Night Mode. Maisto papildų su šafrano ekstraktu. Gerdami Night Mode patirkite susikaupimo pojūtį ir šiltą, subtilų ramunėlių bei persikų aromatą. Štai šitas produktas. Nuostabus. Night Mode sudėtyje yra vitaminų B6 ir riboflavino B2, kurie prisideda prie normalios nervų sistemos veiklos. Štai šitas produktas taip daro nuostabiai. Šis produktas tinka veganams ir yra be glitimo. Nu, jau čia, žinot, čia tas pats kaip pasakyti, kad jame nėra vinių ir pelių išmatų. Na, normalus dalykas. Reiškia, labai geras produktas. Va, rekomenduojamas vartojimas, labai įdomus dalykas, irgi nieks neskaitys, dėl to pasakysiu. Vieną matavimo šaukštelių 6 gramų mes tokio neturim, dėl to aš dedu mūsų senojo, reiškia, pavyzdžiui, šaukšto, kur yra 4 normos, tą antrą pagal dydį, ten ir 2,5 gramų, parašyta, bei ant šaukštų galite pasižiūrėti, 2 tokius su kaupeliu, tokius su kalneliu, tokius, žinot. Va, 6 gramai, žodžiu, pasimatuokit 6 gramus. Įberkite į pusę puodelių šalto arba šilto vandens. Jokių būdų nereikia verdančių užpilnėti. Aš tai darau. Įsipilu puodelį va tiek va šalto, dedu 2 šaukštelius tuos Night Mode ir tada dar va tiek karšto užsipilu ir va gaunu maždaug va tiek nuostabios kvapnios šafrano persikų ir ramunėlių arbatos. Kas nebandėt, nu, pavydėkit, va ką aš galiu pasakyti. Alright. Reiškia vandens apie 150 ml, pas mane daugiau, kokie 2. Išmaišykite ir vartokite likus maždaug valandą iki miego. Mariukasais miegotojai. Va, vartokite 1 kartą per dieną. Vakare. 1 valandą iki miego paprasta. Va šitas produktas, puikus produktas. Svarbu įvairi subalansuota mityba, ką aš ir kalbėjau. Nu, neužtenka, kad priėst va šašlykų, žinai, prigerti šnapsį, paskui sakyti, žinai, man labai sunku užmigti, einu aš įkalsiu šito. Ne, čia net ne apie tai. Jūs turite būti adekvatus, normalus, psichiškai sveikas žmogus, tada galim vartoti tokius nuostabius produktus. Va, nu tiesiog, va taip, laikykit sausoje vietoje, kambario temperatūrą, nu žodžiu, išipūkę pasidėkit. Va, ir galima įsigyti tik iš Herbalife nepriklausomų partnerių. Aišku, galite įsigyti kokio šūdo ir internete, ten visokių mėšlų yra, kai kas netgi labai gražiai moka surinkti šiukšlynuose tas dėžutes, įpila kažkokių neaiškių miltelių, netgi labai gražiai cielką užklijuoja ir parduoda kaip naują. Norit, pirmin rizikuokit, aš nerizikuoju, yra kompanijos puslapis, aš esu partneris, turiu savo nuolaidą neblogą, paimu, užsisakau, man atsiunčia per dieną 2 ir turiu. Va, ir jūs taip darykit. O jeigu nesat partneriai, tapkit partneriai, nu, parašykit, kad norit, aš jums pasakysiu, kaip tai padaryti, arba nukreipsiu pa žmogų, kuris jūs pakvietė į šitą grupę ir ten yra labai lengva. Va, Jeigu esi nėščia arba žindai, nerekomenduojama. Nu, irgi atsakymas labai svarbus, nes kartais nėščios moteris klausia, o man tinka ar netinka. Aš sakau, viskas visam tinka, bet tyrimų nėra padaryta, dėl to kompanija privalo tai parašyti. O kaip spręsit, tai jūsų reikaliukai asmeniniai. Nu va, ir aš jau miegot noriu žiauriai. Va, kviečių skaidlas yra, nu, kad būtų milteliai, kad kažkokia, va, taip, kviečių, bet šiaip labai skaidrus, gražus gėrimukas. Natūralius kvapius medžiagos, va, visi tie dalykai, šafrano stigmų ekstraktas. Šafrano stigmos yra. Įsivaizduojat, va dabar išsiaiškinkite, kas yra šafrano stigma. Stigma tai yra kas? Kažkoks sutikėjimo reikalas susijęs. Yra toks dalykas. Bet mes dar skirkit man, duokit dar, tiksliau, pabūkit su manim dar porą minučių ir mes dabar pat atsakysim, kas yra šafrano stigma. Aš nežinau. Aš dėl to turiu aš galiu spėlioti, bet aš geriau pasidomėsiu. Taigi, šafrano stigma yra džiovintos krokų. Blemba aiškiau. Nu, karočiui, žiedo kokelių viršūnėlės. Reiškia, yra žiedas, yra kokelė ir piestelė. Žinot, piestelė tai yra putytė, kokelė tai yra bimpaliukai. Nu, jeigu pagal žmogaus. Tai ant kokelių būna toks plaukas ir toksai būna toks purkelė gal vadinasi, ne? Tai čia gaunasi kaip krokas.
Tam kroke dar kažkas yra, žodžiu. Ir vat juos surenka. Ofigėti. Būtent jos yra tikrasis šafranas, vienas brangiausių prieskonių pasaulyje. Ką aš ir minėjau šafranų turistam, tai čia tiesiog nuo žemės pašlavai kanos raudonų ir viskas gerai. Pagrindiniai faktai. Iš vieno žiedo gaunamos tik tai 3 stigmos. Todėl reikia 1000 žiedų vos keliems gramams šafrano. Kas dar paklauskit, kodėl tai brangiai kainuoja, jis nėra toks labai brangus, bet paklauskit, kodėl toks brangiai, kodėl ne 2 eurai. Aš jums sakysiu, nueikit ir prisiskinkite po 3 stigmas nuo 1000 žiedų, kad pasidarytumėt vieną arbatos puodelį. Tada suprasit, kodėl tokia kaina. Labai paprasta. Tada džiovinama tos stigmos ir naudojamos kaip prieskonis arba natūralus dažiklis, tarp kitko labai graži spalva. Suteikia auksinę oranžinę spalvą. Veikliosios medžiagos. Krocinas, krocinas duoda spalvą. Pikrokroksinas, pikrokroksinas duoda kartumą, tą tokį specifinį. Pikrokroksinas, labai lengva žodis, aišku, aš jį žinojau. Pikrokroksinas, atsiprašau, šafranalis, kvapas. Šafranalis, kvapelis, tai taip. Naudojama kulinarijoje, medicinoje, prieš uždegiminis efektas, antioksidantas galingas. Ir taip aš ir minėjau, kad šitos veikliosios medžiagos, biologiškai veikliosios medžiagos, stimuliuoja serotonino virtimą į melatoniną. Kaip jums tokia informacija? Taip, tai krokai ir augina Lietuvoje, aš rudenį pirksiu tokių krokų. Pirmin. Aš visai ne apie tos krokus kalbėjau, bet pirkite krokų, viskas gerai. Nereikės. Night mode. Krokai. Jo. Ne, mėlyje, krokai yra krokai. Krokai yra gėlytės, viskas ten tvarkoja, o ten ne apie tos krokus kalba eina, visai ne apie tos. Nepainiokim. Nors bairis geras, Janina. Tai baigiu su jumis išgerti arbatą. Visus susidomėjusius kviečiu kreiptis. Ir kadangi čia tų žiūrovų tų nėra daug, o visi žmonės adekvatus, kurie žiūri ir įrašą žiūrit, parašykite grotelės įrašas ir mūsų organizacijos nepriklausomos partnerius kviečiu spalio 11 dieną į Telšius. Kas čia vyks ir kas čia bus, neužilgo sužinosit. Taip, kad dabar šiai dienai tik pasiplanuokit spalio 11 dieną. Spalio 11 diena, tai yra šeštadienis. Ir į Telšius. 10 mėnesio 11 dieną, 11 val. Susitinkam Telšiuose. Kokią vietą, ką veiksim, viską pasakysiu. Tiesiog informuoju, nes aš matau, kad čia ir Jūratė yra, ir Janina yra, ir kita Jūratė yra, ir Jolanta yra, ir Alma yra. Ir Audronė yra, ir žodžiu daug žmonių, kurie domisi, ką mes veikiam, su kuo mes veikiam, patys veikia. Ir Ingrida, matau, yra labai kviečiu jūs visus pasiplanuoti ir žinoma visi, kurie žiūrite įrašą, irgi kurie vadina save aktyviais, gudriais, smalsiais, nepriklausomais partneriais, būtinai pasiplanuokit spalio 11 dieną savo, o kur būti ir kada būti, aš jums pranešiu. Ate. Iki saldžių sapnų su Night Mode.